šventė vienas ypatingų senosios Baltų kultūros reliktų. O jos autentiškumas dėl arealinio faktoriaus, tai yra kaiminystėje gyvenančių tautų identiško ar panašaus kulto paplitimo nekelia jokių abejonių. Šio ritualo kasmet atliekamo birželio iš 23-osios į 24 naktį išvystą implikuoja panašus vakarų ir rytų slavų Sobutki, Kupalnocka, Ivano Kupalos, Ivan Kupalo, Kupailo ritualo pobūdis. Išvakarės birželio 23-osios dienos renkami vaistiniai augalai, žolės ir jų šaknys, gėlės, čiobreliai, ramunės ir kiti vainikams skinti, dainuojama ir šokama rateliu, kūrenama laužai, per jo šokinėjama, buriama, gerima, maudomasi vandens telkiniuose, vandeniu plukdomi vainikai, plaukiama gėlėmis ir vainikais papuoštomis valtimis, kuriuose deginama ugnis supamasi sūpynėse. Tai minėtina, kad per jonines ne tik lietuviai ir latviai ieško paparčio žemaičiai diemedžio žiedo. Tokį patį sakralinį veiksmą atlieka rytų bei pietų slavai, pavyzdžiui, slovėnai, kurie kaip ir baltai tikėjo, kad šis sakralus objektas lemia užkasto lobio radimą ar ypatingo išmanymo pažinimo. Jono Balio teigimu, joninių papročiai yra vakarietiškos kilmės. Rytuose jie siekia iki Didžio Rusių, bet ten neprigijo. Šis teiginys abejotinas, mat Ivano Kupalo šventė buvo švenčiama ir rusų gyvenusių Sibire. Remiantis Balio svarstymų reiktų manyti, kad panašias apeigas praktikavę estai jas galėjo perimti iš kaimynų latvių. Vis dėlto kalbinė medžiaga verčia abejoti minėtų Balio teigimų, mat rytų slavų forma kries, reikšmė saulėgrįža, vasaros lygiadienis posūkis žinoma iš 11 amžiaus dokumentų. Pietų slavų joninių šventės įvardijimo alternantas, o lytys senosios rusų Kupanija, Kupala, pagoniška šventė švęsta birželio 23-24 naktį, sutapusi su Jono Krikštytojo gimtadienio šventimu, tai yra Ivano diena užfiksuotos 13 amžiaus. Tai yra 1262 ir 1352 metų dokumentuose ir ar jų perrašuose. Senosios gudų kalbos Kupalo reikšmė Ivano Kupalo šventė 17 amžiaus kronikoje, senosios ukrainiečių Kupalo reikšmė gausos dievybė paminėta 17 amžiaus, čia abejoja, Augustinės kronikoje ir 1674 Kijevo arba Gizelės Nosija. Dar galima palyginti senosios ukrainų kalbos žodį Kupalo reikšmę, joninės šventės švęstos Liepos 7 dieną, atributas pagalys, kurio viršūnėje pririšta vyšnių ir gėlių. Dėl šios priežasties slavistai linkę teigti, kad tokių apeigų pavadinimas ir tradicija kilusi Rusioje, į vakarų slavų kraštus atkeliavusi iš rytų, tai yra Rusios, o ne vakarų. Pastarasis teiginys taip pat abejotinas dėl analizuojamo papročio kilmės. Vakarų slavų lenkų areale vasaros saulėgrįžos apeigos paminėtos 14 amžiaus Poznanės vyskupo Andžejaus Vaskažo įsakė, draudžiančiame naktinius šokius Šventojo Jono Krikštytojo dienos išvakarėse. O jų įvardijimas anksčiausiai užfiksuotas vidurinės lenkų kalbos raštuose, tai yra 16-18 amžiaus kalbos paminkluose. Pavyzdžiui, 16 amžiaus Vojčeko Očko veikale paminėta vidurio lenkų Sobutki, Noksne Ognė, reikšmė joninės. O nuo 19 amžiaus pasitaiko daug daugiau. Tai lenkų Kupalo, lenkų dialektų Kompala, Kompalečka, Kupailo, Kupalina, Kupalnovska ir kiti. Reikšmė joninės šventės skirta šventajam Jonui pagerbti. tą dieną iš šiaudų gaminamas tadas, lenkų dialektų Ogen Bulipsovai, reikšmė joninės, lenkų dialektų Palinovska, reikšmė joninės joninių laužas, lenkų dialektų Šventa Ognė, reikšmė joninės, lenkų dialektų Ognė Šventojanskė, ta pačia reikšmė, Kašubų Sobotka, joninių nakties laužo deginimas ir linksminimasis, lenkų dialektų Sobutka, lenkų dialektų Sobutekska, Birželio 23 dienos šventė, kurios metu žmonės kurdavo laužus, per jie šokinėdavo, dainuodavo dainas, raganus askridis ant plikojo kalo. Lenkų Šventajanka, reikšmė joninių šventė, joninių vainikai.
Vėlyvos šios šventės ir jos atributo laužo paminėjimas nesuponuoja jas esant svetimos kilmės. Mat vasaros saulėgrįžos šventės reliktai atspindimi senosios čekų kalbos paminkluose. Tai yra 12 amžiaus antroji pusė, 15 amžius. Galima palyginti senosios čekų daiktavardį kupavo reikšmė įvairias spalvis siūlas, kurio buvo perrišamos dovanos teikiamos joninių proga. Merginos dovana vaikinų joninių proga. Pietų slavai, kroatai ir slovėnai taip pat švenčia vasaros saulėgrįžos šventę. Galima palyginti kroatų daiktavardį Kryjas, reikšmė Ivano Kupavos ugnis, Kresovi vasaros lygiadienis, daiktavardį slovėnų Kres, reikšmė Joninės vasaros lygiadienis, Joninių laužas, kildinami šie žodžiai iš praslavų Kresų, vasaros lygiadienis. Remiantis šią faktografiją galima atsargiai teigti, kad tokių apeigų būta visame slavų, baltų ir vakarų germanų arealuose, jų fiksavimo stoka ankstyvojo laikotarpio rašto paminkluose byloja apie šios Latvijos nykimo, bet ne skolinimosi tendencijas. Jas galėjo lemti krikščionių religijos plitimas ir senojo tikėjimo bei papročių sietų su velnio garbinimu draudimas. Ir dabar vasaros saulėgrįžos šventės ir teologijos hipotezės. Vasaros saulėgrįžos šventės prasmės ir kilmės aiškinimų kaip ir apeigų pavadinimų itin gausu. Šį fenomeną galima pagrįsti papročio senumo bei tabų kriterijais. Tai yra manoma, kad asmenys žinoja analizuojamo apeigų prasmę ir esmę, tą tikrąją. Kitų jos dalyvių buvo priskiriami antgamtiškų jėgų puoselėtojams. Todėl jų buvo bijomas, vengiama. Senoviniai baliočiai. Senoviniai joninių papročiai jau beveik užmiršti, nes juos atliekantis žmogus yra laikomas keistu ir pavojingu. Vis dėlto galima išskirti 4 pagrindinės šio ritualo tyrėjo apibrėžtas ir teologinės priežastis. Tai yra pirmiausia saulės garbinimą, antra derlingumo, gyvybingumo prato skatinimą, apvalymą, apsaugą nuo blogio ir šviesos bei tamsos kaitos stebėseną. Taigi, pirmasis soliarinio kulto apeigų reminiscencija. Įprastai tyrėjai šias apeigas priskiria saulės kultui, tai yra šio dangaus kūno pagerbimui bei jo sustiprinimui uždegant apeiginius laužus. Dažniausiai ši funkcija nurodoma nepateikiant jokios argumentacijos, tik įvardijant saulės ir laužo panašumą bei apeigų metu deginamą seną ratą saulės simbolį. Tiesa, kai kurių tyrėjų nurodomas motyvas, kad taip įprasminamas kol kas dar vešančios gamtos prasidedantis žūties procesas bei saulės silpimas, menkai įtikinamas, mat kai kurių augalų vegetacija tuo metu tik tai suaktyvėja, o dangaus šviesulio spinduliuotės silpimas ir priešingai sustiprėjimas labiau suprantamas astronomui, bet ne jos neišmanančiam asmeniui. Pagrindinis argumentas abejoti soliarinio šios šventės Latvijos paskirtimi paros metas, kai atliekamos apeigas. Tai yra tamsusis arba nakties periodas. Saulė turėtų būti garbinama naktį. Sunku patikėti, kad kulto objektas galėtų būti garbinamas tuomet, kuomet nėra matomas. Pavyzdžiui, galima palyginti Vidžienį ir Lielvardą užrašytos latvių dainos motyvą. Es redzēju Jāņu naktį, 3 saulaitės uzlecām, 1 rūdzu, 2 miežu, 3 tyra sudrabinė. Joninių naktį mačiau 3 patekėjusias saulės, 1 rūdžių, kita miežė, 3 gryno sidabro. Nekyla abejonių, kad sidabrinė saulė mėnulio epitetas. Galima palyginti Latgaloj pakulį užrašytos dainos mėnulio atributą sidabrinį žydrinukas. Visų naktis vecas deg, sidabrinė lukturuos, mėnesį iš celių rada, saulės neitų vedalį. Visą naktį žvakės dega, sidabrinios žibintos, mėnesėlis kelia rodo, saulės dukterių vežėjams. Be to, priešingai, visuotinai postuluojama nuomonė apie vasaros saulėgrįžos metu deginamų senų ratų soliarinę sampratą minėtina, kad šis atributas gali būti interpretuojamas ir kaip mėnulio simbolis, tai yra 4 rato stiprinai siejami su 4 pagrindinėmis mėnulio fazėmis. Galima palyginti lietuvių sakmės siužetą, kuriame akcentuojama mėnulio šviesos svarba vasaros saulėgrįžos metu. Tai yra pusė šios nakties mėnulį šviečia, pusė nešviečia. Tai velnio naktis. Antroji hipotezė. Tiesa, esama abejojančių soliarinio šios šventės apeigų prasme ir svarba. Pavyzdžiui, galima palyginti aiškesnis Merkienės, čia yra citata, aiškesnis ryšys su saulės gerbimu ir jos apsigrėžimu sunku pastebėti, jei nedaug dėmesio teskiriama.
Peteris Šmitas nurodo, nors ir nurodo jo nuomonę svarbų Saulėgrįžos dainų aspektą, mitologemų Janio ir Saulės pakaitinę vartosinę 3 latvių dainuose, tačiau pats pripažįsta, kad kitose 924 dainuose tokios kaitos nesama. Dėl šios priežasties minėta personažo alternacija gali būti antrinė. Spėjama, kad šokinėjimas per laužą, įprastas šiuo atributas, taip pat negali būti siejamas su Saulė. Teigiama, kad tai derlingumo, gyvybingumo pradą skatinanti šventė. 20-ame amžiuje šiauriau Nemuno buvo susidaręs arealas, kuriame ugnį degindavo, iškelta į viršų tarsi fakelą, tai smaluota stebulė, rečiau visas ratas. Čia jau bus Menkienės. Kaip žinia, papročių tyrinėtojai deginamą ratą laiko soliariniu ženklu, tačiau Lietuvoje daug dažniau degino tik stebulę. Veiksmai su jie verčia manyti, kad degantys stebulė išreiškia ne tiek Saulės kelionę dangumi ir jos galios stiprinimą, tiek sąsąją su vaisingumo kultu, derliaus apsaugą. Per ją pilami grūdai, kad būtų daigūs, o pasėliai nepiktžolėti. Uždegta stebulė tiek, kiek pasiekė jo šviesa, turėjusi padidinti javų derlių. Ir netgi šiuo metu pasitaiko, sakykime, tyrėjų, etnologų, kurie nėra girdėję apie tai, jog joninių naktį būdingas jaunuomenės koitus. Ir apie tai dar pareiškia išdidžiai etnologai, save etnologams priskiria. Panašias išvadas apie rytų slavų Ivano Kupalo šventės esmę, tai yra augmenijos katališkumo prado pagerbimą bei skatinimą, užsimena ir keltų kultūros paveldo tyrėjai, taip pat ir rytų slavų etnologai. Balys net paneigia mitologinę šios šventės dainų prasmę, cituoju, kokių nors gilesnių mitinių pradų jose nėra. Mat, pasak šio tyrėjo, vasaros Saulėgrįžos dainos sietinos su geru derliumi bei vaisingumo ritualais. Labai panašias Ivano Kupalos dienos dainų tyrimo išvadas, tai yra mitologinė šios šventės dainų prasmės stoką, nurodo ir slavų tyrėjai, nors iš tiesų pietų slavų areale, Bulgarų žemėse, vasaros Saulėgrįžos šventės dainoms būdingi Saulės tuoktuvių naratyvų elementai. Panašus siužetas atsekamas ir rytų slavų šios šventės dainuose. Trečioji funkcija - apvalymo apsaugos nuo blogio, šito nekankinsiu. Džeimsas Džordžas Frazeris be funkcijos skatinti augalų vegetaciją apibrėžia dar vieną Saulėgrįžos laužų svarbą, tai yra ugnis, anot šio tyrėjo turėtų būti siejama su apvalymo apsaugos nuo blogio burtų, krušos, žaibų, gyvulių ligų ritualu. Jam pritarė ir Balys. Jis teigia, kad ugnis laikoma gera priemonė visokiems kenkėjams valdyti, tad deginama aukštose vietose, kad apšviestų kuo didesnį plotą. Tokia pati šios šventės ugnies funkcija žvelgiama į rytų slavų Ivano Kupalos apeigose, nors kai kurie tyrėjai konstatuoja, kad šie laužai simbolizuoja Saulėgrįžą. Laužų deginimas slavų etnologai taip pat siejo su apotropėjumi nuo blogio jėgų, raganų, galinčių pakenkti derliui ir galvijams, teigdami, kad tai pagrindinis šio veiksmo akstinas. Apsaugos nuo blogio funkcija buvo siejama ne tik su laužų kūrenimu, bet ir Švento Jono Krikštytojo įtaka šios šventės atributų poveikiu. Vakarų slavai tikėjo, kad vasaros Saulėgrįžos šventės dieną vandens gyvatės nustoja kandžioti žmonės, tai yra tampa nekenksmingo žmogui dėl Švento Jono Krikštytojo poveikio vandens telkiniams. Šios šventės išvakarėse surinktų augalų apsauginis poveikis nuo įvairių ligų gamtos stichijų žinomas visoje Europoje. Ir ketvirta paskutinė teologijos teorija, kad tai šviesos ir tamsos kaitos stebėsenos apeigos. Aleksandras Veselovskis tiesiog konstatuoja šviesos ir tamsos opozicijos jo teigimu implikuojančias pasaulio sukūrimo mitą svarbą, priskirdamas ją gamtos fenomenų garbinimo sričiai. Gamtos garbinimo funkciją nurodė ir Balys Buračas. Kiti tyrėjai apsiriboja neutralios pozicijos formuluotę, tai yra vasaros Saulėgrįžos fenomenų ir augmenijos viešėjimo sąsajos konstatavimo. Neįvardydami konkretaus kulto objekto ar jo ypatumų mat esama akivaizdžios astronominių ir vegetacijos simbolių tapatumo. Ir apibendrinimas. Akivaizdu, kad minėtos 4 vasaros Saulėgrįžos apeigų kilmės teorijos iš esmės grindžiamos hipotetinė jos atributikos interpretacija. Tai ugnies, saulės sąsaja, renkamų augalų, botaninės vegetacijos sąsaja, žmonių, gyvulių, augalų, pasėlių, gerovę lemiančių veiksmų, šokinėjimas per laužą, ėjimas arteliu aplink laužą ir folkloristinių priemonių augalų ir jų vainikų sąsaja, apsauga nuo blogio.
Deja, ji nesuponuoja visų šių simbolių priežastinės sąsajos ir analizuojamos šventės. Tiksliau, sakralinio kulto kilmės eksplikacijos. Visiškai neaišku, kodėl deginamas laužas vakare, ar naktį turėtų simbolizuoti saulę, nors tuo metu nešviečia. Jei tai būtų tiesa tokio proceso, tai yra laužo sukrovimo, ugnies išėdimo dalyvis turėtų būti tapatinamas su demiurgu. Apie tai informacijos rasti nepavyko. Dėl kokios priežasties keltai germanai, baltai, rytų slavai laužus kūreno ant kalvų, kodėl šios šventės išvakarėse surinkti augalai įgydavo maginių galių. Viskas. Ačiū. Prašau, auditorija, klausimai, pastebėjimai, pasvarstymai. Aš neklausiu, nes juoksitės. Ne. Violeta? Visiškai kvailą klausimą. Jūs kalbėtės kai kuriais mokslininkais, autoritetais, mačiau, kuriais Burašas ir kitais. Viską, ką radau. Viską. Tai vat aš noriu paprašyti pakomentuoti, kokia buvo atranka tų autoritetų, kuriuos jūs citavo, kas liko už? Mokslo autoritetų nėra. Suprantu. Ten, kur yra autoritetas, ten yra stagnacija. Tai jau nebe mokslas. Aš absoliučiai nefiltruoju mokslininkų pagal jų ten pavardės garsumą. Man tiesiog darbai, ar tai yra analitinis darbas, ar tai yra parafrastika. Parafrastikos yra 98%, analitinių darbų yra 2%. Tai va iš tų 2% viską ir stengiasi surinkti. Ir va Margaritos organizuojama konferencijoje lapkričio mėnesį. Aš jau perskaitysiu analitinę dalį, nes čia daugiausiai yra tokia medžiaga apie tai, kad klausytojas suprastų, jog tos joninės absoliučiai nėra aiški šventė. Nei jos kilmė, nei jos prasmė. Aš ten va Klaipėdoj mėginsiu, nes ten jau žmonės žino, kad per jonines kojitus vyksta, nes čia, kaip pasakysi, tai kai kam labai suprantat. Būgneliai gali plyšti, nors tai yra labai svarbus senas dalykas, transeuropietiškas. Ir kad lietuviai šitą atlikdavo tas apeigas ir latviai, tai yra be galo seni dalykai. Nieko neturintis bendra su dabartinė moralės sąvoka. Tai yra visiškai kosmologijos nulemti dalykai, mano nuomonė. Tai va aš ten. O šiandien va apsiribojau tik šituo. Labai ačiū. Ačiū. Paklausiu.